7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kažkas iš jūsų žiūrovų mus kaltina Verstappeno gynybą ir mėgimu. Na, aš manau, mes mėgstam visus pilotus Formulės 1. Čia natūralu. Ne, Džeką Duhaną aš mėgstu. Ne. Labą rytą, labą dieną, labą vakarą. Su jumis Greičio formulė ir kaip visada Arūnas Baratinskas. Ir Arūnas Valungevičius. Tai pradėsim turbūt nuo tokios pastabos, kurią išsakiau kolegai Arūnui prieš filmuojant, kad mes susitinkam po šiek tiek ilgesnės pertraukos, kur dabartinės Formulės 1 kalendoriaus aplinkybėm čia visa praraja laiko. Kiek čia 3 Taip, neįmanoma, kaip laikas, kaip 2 savaitės keičia dalykus, atrodo, kad prabėgo jau pusę metų. Ir prabėgo jau 4 sezono beje. Jo, netikėtai. Taip, 4. Tai prieš pradedant šį epizodą, kuriame apžvelgsim ir Saudo Arabijos Grand Prix ir Miami Grand Prix, paprašysim paspausti patiktuką, aš jau išmokau šitą žodį, pasidalinti su draugais ir ne tik su draugais ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Ten, jeigu paspausit dar varpelį, tai gausit pranešimą, kai pasirodės naujas video. Tai va, tai pradėsim turbūt nuo prieš pradedant apžvelginėti Saudo Arabijos Grand Prix, kelios aktualijos įdomios. Pasirodė dar prieš 2 savaitės turbūt pasirodė tas gandas, kad Aston Martinas pasiūlė Maxui Verstappenui 3 metų kontraktą, kurio vertė $260 milijonų. Esi girdėjęs apie tai? Girdėjęs esu, taip. Neblogi pinigai? Nežinau, visą laiką toksai sąlyginis dalykas. Žinai, kažkam dideli pinigai, kitam tai yra niekas. Bet turint omeny, kad dabartiniai top sudegino per kelis mėnesius. Čia palyginus, bet jeigu žiūrim į Formulės 1 top pilotų, tokių kaip Hamiltonas ir Verstappenas kontraktas, dabar jie uždirba ten 5-60 kažkas. Tai čia ženkliai daugiau. Galbūt Lorenzas gali savo tai leisti. Galbūt tai yra 3 plus kažkiek, bet labai įdomu. O antrinant šitam gandui, Alonso ne per seniausiai po Miami Grand Prix prasitarė, kad kažkaip nenori ilgai įsipareigoti Aston Martin ir kažką tokio. Tai šitie 2 gandeliai kaip ir sukrenta į vieną. Bet, žinai, Lorenzas investuodamas į Maxą vis dar planuoja laikyti savo sūnų to vargšo giminaičio vietoje. Taip, čia yra projekto šito esmė, kaip aš suprantu. Gal laikas dukterį pasigimdyti? Jau vėliau, man atrodo. Ok, tai dabar kitas įdomus momentas, Helmutas Marko, visiems gerai žinomas, kokia jau pozicija, konsultantas Red Bullis? Sportinis konsultantas. Sporting advisor, kažkas tokio. Taip. Jam jau tarp 80 ir 90 metų kažkas, tai jo, aš kol šnekėsiu, paieškosiu, tai ką jisai užsiminė, kad amžinai aš čia nedirbsiu, 82 jam metai. Sukako ne per seniausiai prieš porą savaičių. Ir jisai siūlo Sebastianą Vettelį į savo poziciją. Taip, šitą girdėjau, bet kažkaip nebūtinai, aišku, toks pats tipo žmogaus turi ateiti į kažkokią, pareigybę komandai, bet, aš matau labai skirtingus 2 žmonės, klaikiai skirtingus. Gal jam tiesiog kažkas gali suformuluoti užduotis taip, kad jisai motyvuotų save tokį darbą dirbti. Ir jeigu jam bus įdomu pačiam Sebastianu, nes kaip suprantu, čia nėra kažkoks tai oferis, čia tiesiog pamastymas toksai viešas buvo. Tai čia tokie balionai kabinami ore, žinai, kad neskraidytų žemai lėktuvai. Dar vienas įdomus momentas dėl Cadillac, kuri irgi Miami Grand Prix savaitgalį pristatė savo brandą, tą Identity Cadillac F1 Team. CEO buvo ant grydo prieš lenktynes, kalbėjo su žurnalistais. Ir vis artėja gandai, garsėja gandai, kad Peresas bus vienas iš tų lenktynininkų, kurie lenktyniaus už Cadillac. Ir visi laukia, kad bus announcementas
sekmadienį arba šeštadienį, bet nebuvo. Dėl Perezo. Ai, šiais laikais socialinių tinklų galima bet kokią istoriją išpūsti Buvo liktis iš Meksikos. Iš adatos vežimo priskaldyti labai, ypač kai tokia populiacija stovi už nugaros, tai ten sugeneruoti, matyti labai didelės galimybės. Tai bus matyti, kaip bus su Perezu, bet labai jo kandidatūra vis minima. Ir kame Perezo vertė, pasvarstykim protingieji kurmiai? Dėl to, kad kiek aš dabar Teksase, pavyzdžiui, gyvena 38% išeivijos iš Meksikos. Tai yra visa Teksaso populiacija, jeigu pasižiūrėjus. Kalifornija, tas pats Florida ir panašiai. Tai galbūt tai. Marketability. Vartojanti publika, kuri turi kažkokias pajamas. Kuri siunčia pajamas namo. Taip. Tai čia bus ir priežastis. Ir dar kas buvo iš tokių įdomių momentų, tai linkimo taisyklės buvo tarsi patobulintos. Čia kalbant apie Saudo Arabijos pirmą posakį, ir aš netgi vertimą pasimiau iš to dokumento, kur FIA išplatino ir lietuviškai, jis skamba taip. Lenkiamajam automobiliui reikalavimai yra 3. Priekinė ašis turi būti bent prie kito automobilio, prie lenkiamojo. Prie veidrodėlio prieš aplinkimą ir jo metu, reiškia, biškutį neaišku, bet toliau 2 ir 3 punktas papildo. Čia iš anglų kalbos ahead of. Jo. Ir priešais. Tada, taip. Prie kito ahead of. Ar jo metu. Okay. Ir 2 būtų visiškai kontroliuojamas, ypač nuo įvažiavimo priešinio greičio ruožą iki jo viršūnės. Tai čia kalbam apie apexą ir nebūtų pasinėręs. Pasinėręs čia turime omeny, kad tai nebūtų tų divingų, taip vadinamo, kad kaip nėrimo tokio. Specialiai neria, jo automobilis yra priekyje apexo metu ir tada netgi jeigu išslysta, jisai po to sako, čia mano posakis. Tai šitas punktas ir 3. Reiktų laikytis tinkamos lenktynių trajektorijos ir sugebėti užbaigti manevrą, neišvažiuojant už trasos ribų. Dar vienas, ko gero, tų taisyklių pataisymas ir aš tikiu, kad tai ne paskutinis pataisymas, nes nieko nėra tobulo ir kai atsiranda žmonės, kurie naudoja smegenis procesam valdyti, tai jie ieško naujų būdų, kai apribojami seni būdai yra. Aš tikiu, kad ir Maksas, ir sakyčiau, labai greitai besimokantis paskutiniu metu Oskaras Piastris, kuris, manau, bus sekantis žmogus, kuris išplės ribas pasinaudojimo situacijom, nes jis tą sugeba daryti be didelių dramatiškų tokių, atrodo, veiksmų, kas buvo būdinga Maksui jo karjeros metu. Visų pirma, galima žavėtis, galima nekesti Makso dėl jo tokio, net nežinau, kaip išversti žodį cruel, žiaurus toksai. Toksai, kad jisai gali taip leisti savo, man reikia lenkti, atsimenu tas jo kova su Hamiltonu, kai jisai jautėsi tuo tokiu underdogu, tuo, kuris besiveja ilgalaikį čempioną, lyderį, komandą dominuojančią. Ir jisai, ir galbūt ir pati komanda, ir visa ta sirgalių dalis, ko gero, formavo tokią nuomonę, tokio besivejančio. Nors mes nežinom iš tikrųjų, kaip yra. Man patiko tas aspektas, kurį mes vėliau gal apšnekėsim, kaip Andrėjas Stella pasakė, kad čia Red Bullis labai moka formuoti nuomonę ir apsimeta tuo underdogu. Tai aš ir toje rolėje man tai primena ir Artiną Seną tam tikrą prasme. Kai tu įgyji kažkokią motyvaciją daryti kažką tokio, kas tau šiaip normaliai atrodytų, ko gero, gal netaktiška, negražu, nemandagu, įžūlu, žiauru ir taip toliau ir panašiai. Tai Piastris tą
man atrodo, daro žymiai subtiliau Yes. ir efektyviau. Ir tą pademonstravo, ko gero, paskutinės lenktynės, apie kurias mes dar turėsim progos pasikalbėti. Tai jeigu tas lenkimo taisyklių patobulinimas, sakykime, davė vaisių, bent jau taip matėsi po šitų 2 lenktynių, bet jeigu grįžt prie Saudo Arabijos ir nuo ko ten viskas prasidėjo, turbūt vienas iš esminių momentų buvo Noriso klaida kvalifikacijoje ir, kaip klaida, avarija, ten grubiai pakankamai klaida buvo. Na, aš matau, kad pasiekmės taip grubios, bet ko gero ta klaida labai plona ten gijai yra. Siūlas, kuriuo tu laikai tą automobilį. Ir man ko gero blogesnis dalykas yra su ta avarija susijęs, kad Norisas tą padarė pirmame bandyme. 3 kvalifikacinės dalies bandyme, kur tu turi susimažinti realiai. Žmogus turintis arba greičiausia, arba artima greičiausiam bolidui, tai reiškia žmogus kovojantis galbūt dėl pole pozicijos ar pirmos startinės eilės, jisai turi tą pirmą įskaitinį ratą padaryti tam, kad jeigu bus ten ar kažkokia avarija, raudonos vėliavos, kažkas, kas gali sutrukdyti. Kad jisai būtų bent trejetuke kažkas. Taip, kad kažkas stabilaus padėta. O tai reiškia, kad tu susimažini rizikas iki ten, nežinau, kažkiek procentų, kur tu esi visiškai tikras, kad tau nieko neatsitiks. Kad tu nepaslysi, tu nepadarysi klaidos trajektorijos pasirinkime, stabdyme ar panašiai. Tai va šitas epizodas, ko gero, man labai smarkiai pablogina mano akise Noriso reitingą. Smarkiai pablogina. Čia prisideda prie jo to pastovaus įsivėlimo į kovas su Verstappenu taip, kaip Verstappenas nori, kad jos vyktų. Tai yra mąstymas ne keliais žingsniais į priekį, iš karto dabar. Varžovai priverčia elgtis taip, kaip tie varžovai norėtų, kad jis elgtųsi. Ir čia kalbant apie žmogų, kuris galimai kovos dėl čempiono titulo, tai čia yra tokia, sakyčiau, yda. Tai yda, kuri turint tokius konkurentus, kokius aš matau, koks yra Maxas Verstappenas ir koks potencialiai bus, jau dabar yra Oskaras Piastris, tai ujojoj. Ir tas startas Saudo Arabijoje iš 10 vietos įtakojo rezultatą. -13 taškų, čia mažiausiai. Jisai mažiausiai surinko 12 prieš Oskarą Piastrį 25, bet čia yra mažiausias skirtumas. Galbūt galėjo būti ir pergalė. Taip, bet kaip aš specialiai pasižiūrėjau pakartojimą, nes tie įvykiai labai ištrina ankstesnius. Šiandien specialiai pasižiūrėjau, kad atgaivint kažkiek tai atmintį. Tai mane tiesiog šokiravo, kokią persvarą greičio lenktynių režime šį savaitgalį, tai yra Miamio lenktynėse McLarenas turėjo, kad tarkime šį savaitgalį Miamyje Norisas startuodamas iš 10 vietos, ko gero, turėjo žymiai geresnius šansus podiumą pasiekti. Ir, ne tik podiumą, o antrą vietą, ko gero, pasiekti turėjo. Ir tuo absurdiškiau atrodo jo tas bandymas pirmuose 2 posūkiuose laimėti lenktynes prieš Maxą. Ir kuo dar blogesnis tas jo rizikavimas pirmuose posūkiuose yra, kad jisai starto metu turėjo savo pagrindinį varžovą, taip sakyčiau, Oskarą Piastrį, savo už nugaros. Ir minimizuodamas rizikas, jis būtų gal būtų neaplenkęs tuo metu Maxo, bet būtų turėjęs šansus tą padaryti taip anksti, kaip tik įmanoma. Bet čia mes grįžtam prie to paties, kad nemąstymas į tolį, mąstymas akimirką. O šitą akimirką... Žinai, gal čia kai nėra su ko palyginti, bet kai turi komandoje tokį Piastrį, kurio patirtis žymiai mažesnė ir mes visai, kaip sakyti, šviežius epizodus prisimenam, ant kiek Norisas stipriau atrodydavo lenktynėse dar praeitais metais.
Taip, daugeliu atveju. Žymiai stipriau. Taip. Žymiai. Bet šiemet kol kas keletą kartų galbūt Kinijoje buvo ten niuansų. Bet ta prasme, kiek patobulėjo. Taip. Ir ko galima tikėtis iš Piastro, tai tiesiog sunku dar sugalvoti dabar šiuo metu. Okay. Tai kas ten dar buvo? Saudo Arabija. Saudo Arabija dar, jeigu apie tą patį Norrisą kalbant, buvo momentas, kai jis lenkė Hamiltoną irgi. Tai čia į lenktynės dabar. Į lenktynės, nes ten jau po kvalifikacijos ten... Tai realiai... vėlgi, aš nežinau, kiek žmonės ar žiūri įrašus praeitų lenktynių, ar nežiūri, prieš metus vykusių lenktynių. Vėlgi, kaip jie konspektuoja ar savo galvoje, ar kažkur, ar jų padėjėjai, kaip ruošianti savaitgaliui, ką primena, kokius dalykus. Čia kaip boksė. Nežinau, manau, kad komandos žaidžiančios, ten, nežinau, krepšinį, futbolą, tai prieš varžybą su kažkokia komanda, jos analizuoja, kokie sumanimai ten daromi, kur jų stiprios pusės, kur silpnos, kaip galima sumenkinti jų stiprias ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš manau, kad profesionalūs Formulos 1 lenktynininkai analogišką darbą su... aš nesakau, kad jie patys viską turi daryti, bet manau, kad jie gali rasti pagalbininkų savo, kad bent dalį to darbo padarytų ir atkreiptų dėmesį į pagrindinius dalykus. Tai žmogui nesančiam Formulės piloto, aš labai gerai prisimenu, kaip Maksas ir Leclerc'as ir abu lyg žinodami žaidimo taisyklę žaidė tą DRS-o žaidimą, būtent Džidos trasoje. Ir aš manau, kad Norrisui ta informacija turėjo būti žinoma. Ir kodėl jisai taip, nežinau, kaip kažkokį pirmokai, ten Hamiltonas maudė tiesiog kaip norėjo. Pabandyk to Alonso taip išmaudė. Mes grįžtam prie to paties. Norrisas yra labai šaunus vaikinas ir yra greitas, bet kažkodėl nemasto į priekį. Nepakankamai. Nėra to strateginio tokio matymo. Netgi lenktynių metu, ką mes matom dažnai pas Alonso, tą patį pas Hamiltoną, pas Verstappeną, netgi jie pagauna momentą, kažkur kažkas pasikeičia ir jie adaptuojasi labai greitai. Norrisui reikia pokalbio su inžinierium. Čia gal mes abu labai norim, kaip sakyti, gero Norrisui, dėl to čia įrašinėjom McLarenui visokią medžiagą, kad jie ją išklausytų, išanalizuotų ir pasišnekėtų su Norris. Žinai, ką aš manau, man atrodo, prieš keletą epizodų sakiau tą mintį. Aš manau, kad jam reiktų pasišnekėti su Rosbergu ir kad Rosbergas jam pasiūlytų tą patį psichologą, su kuriuo jis dirbo 2016, jau buvo, 16, kai laimėjo titulą. Ir tas tikrai padėtų, nes matosi, kad Norriso demonai yra jo paties galvoje. Tarp ausų, taip. Čia nėra Verstappenas, tik tai ir jo ten gynybos įbūdai. Taip, kas buvo dar Saudo Arabija? Saudo Arabija dar buvo, gerai, Verstappenas gavo baudą už tą Apexo taisyklę. Kas neprisimena to epizodo, po starto labai gerai startavo iš antros vietos, kuri yra, arčiau posūkio vidurio. Piastris puikiai startavo ir tiesiog iš jo ant bordo matėsi, kaip jisai fiziškai aplenkė prieš stabdymo zoną Maksą ir Maksas buvo išorėje. Faktiškai Maksas buvo pralošusioje situacijoje. Ir tada Piastris labai logiškai pasinaudojo tuo, kad jisai važiuoja savo trajektoriją ir išnaudoja visą trasos plotį. Ir Maksas tą irgi puikiai suprato, kad jis jau pralošė. Dėl to jisai nėrė kirsti kampą antro posūkio ir paskui, atidarom tą skardinę konservų, kur uždaryti visokie. Oi, aš čia pirmau. Ne, aš nepirmavau. Jis mane išstūmė. Ir visas sąrašas tų, skundų. Komanda, manau, tą sąrašą puikiausiai žino ir gali už Maksą. Maksui nereikia į radio ryšį. Jis tą transliuoja radio ryšio pagalbą tam, kad tikisi, kad auditorija gaus didesnę. Mobilizuos savo fanus ir panašiai. Maksas viską daro taip, kaip reikia. Aš neturiu jam jokių priekaištų. Tiesiog faktas tas, kad jisai jau pirmam posūkį pralošė pirmą vietą, bet bandė joje išlikti. Ir teisėjai, sakyčiau, priėmė teisingą sprendimą,
Turint omeny tas pasikeitusias gairias, visiškai teisingai. Nes jisai... Žinai, man, ko gero, tą situaciją geriausiai paaiškino, nepaaiškino, o geriausią šviesą į tą situaciją nupiešė pats Piastris. Sako, ne Piastris, čia vienas iš teisėjų sakė, kad įsivaizduokime, kad ten būtų gravel trap, tai yra ta žvyrinė saugumo zona. Būtų nėręs ten Maksas. Taip, būtent. Tai prašau. Labai gera. Labai geras argumentas, kuris nušviečia. Aš šitą komentarą visą laiką naudodavo, kaip Paul Ricard'e būdavo lenktynės. Jo, ten kur ten gali važiuoti, kur nori. Kur nori, jo. Tai jeigu būtų ten žvyras, va kaip Suzukoje toj pačioj. Žvyras ir viskas, ir pabaiga. Prašau. Taip ir turi būti. Taip, yra pasirinkimas. Nenoriu užleisti vietos, prašau. Ir dar Saudo Arabija, peršakim prie Ferrari, kur Leclerc'as puikiai atrodė. Bet čia Leclerc'as atrodė labai gerai, kaip sakyt, ko gero suplanuoto ir labai ilgalaikio veikimo padarinys. Čia toks ne tai, kad jisai atvažiavo čia ir kažką padarė. Ne, jisai taupė labai padangas pirmas, tas minkštesnės. Jis jas taupė kiek galėjo ir sugebėjo važiuoti visai gerų greičiu, taupydamas tas padangas. Įskaitant ir kvalifikacijos jo tempą, kuris buvo labai neblogas. Tai va čia Leclerc'as tikrai ir, žinai, jisai buvo apdovanotas, pirmą apdovanojimą pakyla Leclerc'as šiais metais. Bet kaip pagalvoji, kokiu pastangų reikia Ferrari, kad užlipti ant podiumo? Aš vis sieju, čia yra, kartojasi 2014 metų istorija, kai jie pakeitė push rodą į pull rodą nuo 13 metų ir irgi buvo kančia. Kur Alonso ir Raikkonenas važiavo, Raikkonenas visiškai nepavažiuodavo su to priekiu nesukimbančiu, Alonso dar sugebėdavo kažkiek, bet būdavo labai panašiai. Pabandykim panalizuoti, kodėl paskutiniais metais šito techninio reglamento jie pakeitė koncepciją. Jie taip pakeitė pakabos koncepciją. 26 metam kažką ruošė. Aš kito paaiškinimo neturiu. Ar šių metų techninis reglamentas, automobilis pagamintas pagal jį, leidžia tau tokį fundamentalų dalyką, kaip priekinės pakabos visai kita architektūra? Gauti patirties iš to. Iš vieno sezono. Kai galbūt pusę sezono iš viso kaip aklas klaidžios ir ieškosi, kodėl nesigauna tas, kodėl tas, kai tu turi su ta koncepcija labai mažai patirties. Aš tikiu, kad jeigu tu 3 metus jau šlifavai tą tobulinai sistemą ir paskutiniais metais. Aš sutinku, kad tai yra labai investicijų prasme. Ir investicijų, ir paties konceptų. Tai vienintelis paaiškinimas būtų, kad jie laiko resursų, visų specialistų darbo. Vienintelis paaiškinimas, kad jie masto 2026 irgi. Na, tai čia kažkas panašaus kaip Aston Martinas. Vat, turim du su labai tokiu ryškiu vardu brandus, kurie šį sezoną turi panašių problemų. Na, nelyginu, žinoma, konstruktorių taurėje, Ferrario ir Aston Martino padėties, bet... Požiūrio prasme, nepaisant to, kad Fredas Vasioras sako, ne, mes čia nieko nelaidojam, mes važiuojam ir dar važiuosim, bet kol kas nieko nesimato gero. Nepaisant to, kad praeito sezono antra dalis buvo labai pakilime Ferrari. Tai tas jų pokytis kardinalus. Iš tikrųjų, pamatysim, kada mes pamatysim. Pamatysim, kai išvažiuosi. Ferrari mes dar turėsim progos kalbėti, prisimindami tik įvykusias Miami lenktynės. Okay. Nes ten, manau, kad yra keletas temų įdomių, apie Ferrari. Įdomių. Tai paskutinis turbūt įdomus momentas, kuris buvo Saudi Arabija, tai Sainzo ir Albono DRS žaidimas tas prieš Hadžarą, kur vienas kitą traukia. Čia kažkaip priminė Singapūrė. Kada Sainzas laimėjo Singapūrė? 23? Aš manau, kad paskutiniu metu tai gana dažnai komandų naudojamas. Vienas kitą patraukia tam, kad varžovą išlaikyti. Jeigu tai gali duoti labai didelius dividendus, kai yra toks mažas atsilikimas vieno nuo kito kvalifikacijai,
kai ten 10 ar 2, kurias tau gali duoti oro maišas, tu gali pakilti ten 5, 6, galbūt kartais vietom aukštyn. Tai natūralu, kad lenktynių režime, žinoma, tokia trasa, kur kaip Džeda, kur ta šiluminė degradacija buvo padangų pagrindinis, taip sakant, pagrindinis jų kritimo sukeibimo faktorius, tai gal tai nėra idealu važiuoti, ir kažką tempti, nes tas tempiamas jis turėtų ne tik privalumų, bet ir nuostolių susijusių su tuo. Bet teoriškai dabar, kiek mes stebėme lenktynės, tai dažnai matėme ir paskutinėse lenktynėse Miamyje tą puikiai naudojo komandos, kai kurios. Jo. Logiška. Ir kalbant apie Sainzą, man vis daugiau po šitų 6 lenktynių nusipiešė toksai vaizdas, kad Sainzas yra puikus inžinierius ir strategas, bet kaip lenktynininkas kažko jam vis trūksta. Kaip vykdytojas neidealus darosi. Sainzas žiemos testuose ir Sainzas pirmosiose 6 lenktynėse 2 skirtingi žmonės. Bet klausyk, gal Sainzui tiesiog reikia tą medaus mėnesį pergyvent kažkaip ir gal... Čia, žinok, yra žmonių tipas, kuriam viskas kažkaip į sistemą turi sustoti ir tada viskas pradeda dirbti. Bet žiūrėk, yra tas momentas, kur mes matėm per visą Formulės 1 istoriją tokių aibę pavyzdžių, pradedant turbūt nuo Zanardžio, kuris atėjo iš karto čempioną į Williamsą ir aibė. Tiesiog žmogus vienoj komandoje arba vienoj aplinkoj žyba ir laurus skina, tik tai persikelia ir tarsi kažkur išgaroja jo greitis. Taip nebūna. Taip nebūna. Tas pats Fetelis, kur... Ne, dabar jau nesakau aš, kad jam jau to greičio trūksta. Tai yra, kad jisai pradeda kvalifikuotis jau padoriai. Jau. Tai yra 6 sezono, 5-6. Jau Sainzas jau visai padoriai pradeda važiuoti, o tai reiškia, kad jisai rodo, kad tas potencialas yra ir jisai gali būti realizuotas. Bet, Miamio lenktynės, mes jas paminėsim matyti vėliau, ten buvo tokių dalykų, kurie gal rodo, kad jis vis dar ne savo rogėse yra. Gerai, tai Miamis, tai pradėkime Miami turbūt nuo sprinto, kadangi čia buvo sprinto savaitgalis, kelintas jau... Antras jo. Tai sprintas buvo labai fainas, nes oras šiek tiek pagyveno tą sprintą. Absoliučiai netikėta. Kaip netikėta. Aš tikiu, kad Miamyje, Floridoje lyja, nes realiai ten ir Meksikos įlanka iš vienos pusės ir Atlanto vandenynas iš kitos, ten vanduo aplinkui jo, tai tengi vaikšto visokie frontai, ko tik nori, ten vandens kiek nori. Vanduo ne tik kairiai dešiniai, bet ir viršui. Ir šiaip ten ir žemėje vanduo, tengi vieni krokodilai aplinkui pelkės ir visą kitą. Aligatoriai. Atsiprašau, aligatoriai. Atsiprašau, tai krokodilai, žinoma. Tai tas, ar aligatorių reikia atsiprašyti? Kas laikot save aligatoriais, tu atsiprašau. Tai tas lietus... suvėlė kortas ir fainas buvo, iš tikrųjų fainas buvo. Aš tiesą sakant labai nuogastavau, pamatęs, kad lietus, nes iš esmės trasa ten padaryta stovėjimo automobilio aikštelėje prie to Hard Rock stadiono, ar ne? Aš tai pradėjau svarstyti, o kaip ten su drenažu? Atrodė, kad niekaip. Kaip tuneliukas toksai. To vandens atrodo lyg nedaug davė, vėlgi temperatūros gana aukštos, 26 laipsnių, čia lyjant lietui, belyjant 26. Tai reiškia potencialas tą drėgmę, nors ir koks oro drėgnumas didelis būtų, vėlgi yra vėjas, potencialas garinti, šalinti tą vandenį yra. Bet tas vanduo kažkaip stovi ir ten tie trasos darbuotojai su šepečiu, atrodo vienas stumtelėjimas ir jau pusė vandens dingo nuo Miamio trasos. Asfaltas galbūt tas yra, žinai, kur pasidengia tas, apišviežis asfaltas, jisai pasidengęs tokie riebaliuko tokie sluoksniai, tai todėl labai laiko gerai vandenį. Ir sprinte, kas buvo faina, va ten pasimatė tas senos Formulės 1 toksai prieskonis, kur, tai dabar jeigu grįžtant prie tokio lenktyninko kaip Buttonas, turbūt, kur jau kalbėjo apie tą trasos džiūvimą. Trasos džiūvimas ir kada važiuoti dabar keisti? Jo, lūžio taškas, kada padangos pasidaro greitesnės sausai trasai.
nors dar turi kompromisų dėl to, kad gal tau lenkimai ir nebus įmanomi dėl to, kad lenkimui turėsi išvažiuoti iš trajektorijos, kuri vienintelė yra sausa. Tai Norisui labai pasisekė, kad jisai užvažiavo į boksus laiku irgi, laimėjo keletą pozicijų, o nepasisekė ten, vat, mūsų jau minėtam Saincui, kaip nepasisekė, padarė klaidas. Saincas apsisuko, Lawsonas, o Lawsonas ką padarė? Lawsonas išstumė Alonso. Sprintė. Irgi tokioje vietoje. Tai Lawsonas Bet ten aukštas pilotažas, Lawsonas važiuodamas išoriai sugebėjo apsukti automobilį posūkio viduje esantį. Na, jau ten išvažiavimas, aišku, iš to posūkio buvo. Bet ten buvo kažkas tokio labai subtilos. Man atrodo, auga naujas talentas Lawsonas. Tai va, tai ir norėjau pasakyti, kad nugramzdintas į tą jaunesnę Red Bull komandą kažkaip neatsigauna dar jisai. Irgi psichologiškai turbūt. Ir iš interviu matosi, kad jisai šypsosi labiau, bet matosi toks kažkoks kartelis ten užsilikęs. Ir žmogui ne kažkaip einasi toliau. Na, į Red Bull'o tą, kaip sakyt, pūlą vadinamą, tą baseiną pilotų, žiūrint. Jis sausas, tas pūlas. Tai ne tas žodis sausas. Na, žiūrėk. Tsunoda kiek jau ketvirtos lenktynės? Sunkiai. Ketvirtos lenktynės. Taip. Ir dar plus vienas sprintas, ar ne? Ir, na, jau atrodė, kad lyg kabinasi žmogus, bet, pasižiūrim į faktus. Pasižiūrėk į atsilikimą nuo Makso kvalifikacijoje taip. Ir progresą lenktynėse. Na gerai, Maksas, kadangi buvo greičiausias kvalifikacijoje, tai jam vienintelis kelias buvo kristi žemyn, ką jis ir padarė, ar ne? Kalbant apie Miami. Bet Tsunoda 10 startavo ir 10 finišavo, kažkas tokio. Dar gavo baudų už per greitą įvažiavimą į boksus. Bet jis ją neutralizavo tą baudą. Nes jam 5 sekundės davė, jo persvara buvo 5 sekundės ir ten nepilnai 20-osios. Jam užteko to, kad išliktų 10-oje vietoje. Tai va, bet tai čia Tsunoda tai geriausias išlikusių. O tai kokie dar variantai? Perezas? Perezas ne variantas, aš manau. Ne, nėra jau variantų, yra tik tai, kaip pavardė, aš vis pamirštu, Estas, Aronas. Aronas? Polas Aronas. Čia turbūt vienintelis, kuris parodės kažkokį. Bet gerai, Polui Aronui klaikiai trūksta patirties, na, ta prasme. Čia tik tai Racing Bulls, žingsnis į Racing Bulls, ne į Red Bullį. Red Bullis realiai neturi pūlo. Pūlas yra tuščias. Pūlas yra išbarstytas. Gasly, Albon, Sainzas tas pats. Čia buvęs pūlas. Neišbarstytas, o ištaškytas. Ant sienų ištaškytas. Panašiai. Ir tada, kas dar Miami buvo tokio, dar prieš lenktynes buvo fantastiška kvalifikacija vėl. Ja, ypač trečiojo. Absoliuti kvalifikacija. Jeigu kvalifikacijoje nugali Andrėja Kimis Antonelis, tai jinai turėjo būti atominė. Ir ten viskas 100 sekundės dalis. Tokie skirtumai maži. Taip, pasižiūrėsim, kaip čia buvo sulaikęs. Čia sprinto kvalifikacija. Sprinto, bet vėlgi, žiūrėk, visą savaitgalį žiūrint, mane nustebino tai, kad Antonelis dominavo visą savaitgalį lyginant su Russell. Kame reikalas? Na, gerai, metam į tą bliūdą patirtis, žinomumas trasos. Kimi nevažiavo niekada. Kimis nevažiavęs toj trasoj. Atvažiuoja 18 metų berniukas į užjūrį, į absoliučiai naują trasą, labai netipišką vėlgi, specifinę, su ta klaikiai lėta vieta, su tuo peršokim per kalnelį. Ten reikia, aš nežinau, ten tokios kantrybės reikia. Ir ta prasme, kad reikia transformuoti save į skirtingus vairuotojus, skirtingose trasos vietose. Ten mokytis, ten patyrusiam žmogui reikia mokytis tą trasą kažkaip tai iškentėti. Galbūt čia tas ir padėjo, kad jisai mokėsi tik tai simuliatoriui, sakė 40 valandų. Aš tikiu, kad simuliatoriui jisai atsėdėjo. Ir kažkur galbūt. Bet jisai kažką tai tam simuliatoriui dirbodamas, jisai rado teisingus
sąsajas teisingas, kurios realioj trasoje jam leido perprasti greitai, kaip ten dirbti. Sutinku. Nes faktiškai jis dominavo prieš Russellą visą savaitgalį. Na gerai, lenktynėse, žiūrėk, jisai ir pats prisidirbo sprinte su starto manevru, ar ne, ten absoliučiai nereikėjo jam, jau jisai pralošęs buvo. Karšta tokia vaikiška šiek tiek. Vaikiška, jo. Ir paskui vėlgi jisai su sustojimu pralošė dar papildomai, nes jisgi negalėjo pasikeisti padangų, jis likus, nes tuo metu Maksas išleido išvažiuojantį ir jisai negalėjo įvažiuoti į savo... Ir pravažiavo vieną ratą papildomą. Jisai papildomą ratą apvažiavo, tai yra 2 sustojimai gavosi. Ir pagrindinėse lenktynėse, apie kurias dar šnekėsi matyti, irgi Antonelis vėlgi kvalifikavosi, na, super. Nesvarbu, kad jis trečias, bet jisai nuo Makso atsiliko 67 tūkstantasis. Taip. Ir 2 tūkstantasis nuo Noriso. Tai čia yra, na, ženklas, kad tikrai, na, mes tikėjom, kad Mercedesas turėjo žinių, kuriomis naudojomsi priimdami sprendimą paimti absoliutų naujoką į komandą. Mercedesas niekada neėmė jokių naujokų. Kiek jie Russellą dusino Williamse, šlifavo, kalė, tą kaitino metalą ir kalė. O čia paima naujoką ir jie kažkuo rėmėsi tą sprendimą priimdami. Ir čia vienas iš tų spindulių, kad gal nebus visa ateitis nudažyta Oskaro spalvomis. Man bent jau. Manau, kad teisus. Labai faina buvo matyti nuotraukas, kolažą tokį, kur tas Grid Boys, kur nuo kelintų metų, nuo 17 ar nuo 18 atsirado tie Grid Boys, Grid Girls, kur vaikinukai, vaikai realiai, kurie lenktyniauja kartingė su F1 kepuraitėm, stovi ant grido ir yra nuotrauka, kur Hamiltonas Mercedes overallose kažką ten ar šnekasi, ar ten hi sako Kimi Antonelli, kuriam nežinau kiek metų, gal 13-14 turbūt. Ir po to šalia jie kalbasi jau dabar. Labai fainas, šiltas tokios nuotraukas. Tu paminėjai labai fainai dabar čia kvalifikaciją, jau tą tikrą, nesprinto. Žiūrėk, pasižiūrėjau skaičius, kodėl mums visiems atrodo, kad ten praraja tarp kai kurių lenktynininkų yra, ne? Atrodo, kad vienas užima, tai nežinau, ten 3 vietą, kitas 7 ir ojojoj, o tai kai tu pasižiūrė skaičiuose, kaip tai išreikšta, pusantroje minutėje tai yra ten 0,1. Tai jeigu mes pažiūrėsim prieš ten 20 metų ar dar kažką, tai čia būtų, kova dėl pole pozicijos. Aš atsimenu, kaip Sena Monake, man atrodo, Prostui antroje vietoje ar pusantros... Iš tos pačios komandos. Iš tos pačios komandos. Pusantros sekundės. Taip, pusantros sekundės. Kai mes turim visus 20, kurie telpa iš skirtingom mašinom. Į vieną. Taip. Tai kvalifikacija buvo tom ir įdomi, kad pirmoji daly, man atrodo, vienas buvo, kuris Bermanas buvo šiek tiek lėtesnis, bet realiai visi 19 tilpo į sekundę. Bermanas buvo lėtesnis, nes jisgi sudaužė savo daiktą. Jo. Tai 19 tilpo Q1 į sekundę, antroje dalyje irgi, kiek čia buvo, antroje dalyje visi tilpo į 0,9, o trečioje dalyje visi tilpo į 0,7. Ir ten eilinį kartą mes pamatėm, čia beje, kažkas iš jūsų žiūrovų mus kaltina Verstappeno gynybą ir mėgimu. Na, aš manau, mes mėgstam visus pilotus Formulės 1. Čia natūralu. Ne, Džeką Duhaną aš mėgstu. Ne. Bet, būkim teisingi. Ir padoriai turbūt įvertinkim. Verstappenas tokių automobilių, kurį jisai turi, aplenkdamas abu McLarenus, kurie turi žymiai greitesnį automobilį. Bent jau 0,2-0,3. Žiūrėk, kad McLarenas greitesnis, mes negalim būti tuo tikri. Ir čia, aš ką anksčiau minėjau, ką pasakė Andrėjas Stella, kad aš sako, žmogus techninis, aš remiuosi faktais. Mes turėjom 6 kvalifikacijas šiais metais. 6. Kiek kvalifikacijų iš 6 laimėjo Maksas Verstappenas?
Man atrodo, pusė. 3,5. Tai ar mes kalbam apie greičiausią McLareną? Nes greitis tai yra savybė, kuria dažniausiai naudojama tą savybę įvardyti automobilį greičiausių tada, kai jis yra greičiausias kvalifikacijų, kadangi kvalifikacijoje pasiekiamas didesnis rato įveikimo greitis negu lenktynių metu. Bet kaip pasiekiamas? Jeigu tu pasižiūrėsi tuos 3 kartus, kaip buvo tas ratas, ant kiek švarus buvo tas ratas visą laiką pas Verstappeną ir ant kiek jisai būdavo su klaidom pas abu McLarenus? Tas yra taip, bet mes negalim pasakyti, ar greitesnis McLarenas. Mes neturim galimybių to pamatuoti. Mes darom tokią prielaidą. Ir beje, Red Bullis labai naudojasi tuo, kad to negali pamatuoti. Ta gali tik deklaruoti ir toks įspūdis ir visiems gal susidaro, kad Red Bullis yra lėtesnis. Bet, kažkaip Maksas sugeba aplenkti greitesnius McLareną su juo. Taip, lenktynių režime, ir ko gero buvo išimtis greičiau Miamio lenktynės, kad McLareno persvara buvo ko gero didžiausia. Kokią mes matėm per visus metus. Taip. Per tos 6 etapus absoliučiai didžiausia persvara. Nors jį kaip ir nesimatė, bet vis tiek artimiausiai varžovai aplenkti pusę minutės ir daugiau. Tai kvalifikacija. Kvalifikacija. Tai, tu manai, kad tu turi tokią nuomonę. Aš vis dar manau, kad Verstappenas, nepaisant to, kad nesu jo kažkoks fanas, iš savo to talento išspaudžia paskutinėsias kruopelytės būtent to paskutinio kvalifikacinio rato metu. Ir tai matosi, kai tos Ghost Lap pasižiūri. Taip. Ten labai matosi, kad kaip jisai ant pačių šitų, kaip ten ašmenų galiukų, kaip ten tas įsiriškimas. Anyway, pasižiūrėsim, dar liko mums 3/4, pasižiūrėsim, kiek dar kvalifikacijų tikėtina laimės Maksas ir dar pagal Tsunodą bus galima pamatyti, kaip Tsunoda tobulės ar netobulės. Man, aišku, nesinori to sakyti, bet pasižiūrėjus vėlgi, kaip sako Andrėjas Stela, į faktus, tai aš nematau to greitėjimo kol kas. Kol kas, ne. O laiko jau kažkiek praėjo ir, tas mušimas į krūtinę man itin juokingai atrodo, kai žmogus pasėdės simuliatoriai pradeda visiems tvirtinti, kad man kaip sykis tokios automobilio charakteristikos ir tinka, čia mano vairavimo stilius ir taip toliau. Tai čia yra tokie skėdalai aplinkui, tokiom juokingom putom tai atrodo. Ir žinai, mes gal nenarstėm ten Tsunodos kaulelių po jo incidento Džidoje. Ką jis ten Gaslį išmetė. Bet, Gaslis ketvirtį automobilio turėjo. Matosi, ten švytėt turėjo Gaslio automobilis išorėje pirmo posūkio Tsunodai, kai jis jį paslydo galu ir išmetė tiesiog iš trasos. Tai akivaizdu, kad Tsunoda irgi ne savo kailyje stengiasi kažką padaryti, pasiekti kažkokio rezultato, kurio savyje neturi kol kas. Toli gražu. Galimai. Bent jau galima pasakyti, kad už Losiną atrodo geriau. O toliau bus matyti. Už Losiną atrodo geriau. Aukštyn rankas. Gerai, lenktynės. Lenktynėse vėl buvo ta pati trijulė, Verstappenas, Norrisas ir Piastri, ir vėl ta pati trijulė kovojo tarpusavėje vienu ar kitu metu, ir vėl Norrisas buvo tas, kuris vis pasiduodavo tom... Kurį skriaudžia kažkas. Kurį skriaudžia ir jisai duodasi skriaudžiamas ir jisai lenda ten, kur jis žino, kad jį nuskriaus. Ir žiūrėk, jisai jau kai apsilenkė galų gale Maksą, ten buvo apie 9 sekundės jo atsilikimas nuo Piastrio tuo metu. Ir jisai tvirtina, kad taip, jisai paskui spaudė, bandė vytis,
liko nepilnos 3. 4. Nepilnos 3 buvo gal 4 ar 3 ratai iki finišo. 2-6 kažkas tokio buvo. Ir tada jau jisai sakė, rezignavau, nes jau supratau, kad nepavyks. Bet jau per vėlų. Bet akivaizdu, vėlgi, mes negalim tvirtinti, kad tu esi greitesnis vien dėl to, kad tu prisivijai 2/3 deficito tokio. Nes Oskaras jis gal galėjo greičiau važiuoti. Jis diktuoja savo tempą. Tiesa, Oskaras pripažino, kad pradžia kietų padangų jam buvo gana sunki. Kad taip, jisai prasidinėjo laiką. Bet paskui sakė, kažkaip tai viskas susisėdo ir pačiam gale jam pasirodė. Bet čia momentas, kurį tu prieš mum filmuojant, kurį tu sakėjai, kad skirtumas yra tarp jų ne tas, kas greitesnis jau kai lenktynės eina į pabaigą arba į antrą pusę. Skirtumas yra, kas kaip apmasto strategiją ilgalaikę po starto. Norisas vėl lindo ne ten, kur reikia, vėl buvo pagautas ir išmaudytas realiai Verstappeno. Ir po to, kiek laiko jam užtruko jį aplenkti, Oskaras pavažiavo porą ratų, pamatė, galiniai tiesioji. Bomdaivino, kaip Ricardo kažkada darydavo, gražiai užblokavo ir nuvažiavo tiesiog paprasčiausiai. Be jokių šitų emocijų, be jokių skundimus į radijo ryšių, kas ten ką išstūmė. Tai eilinis kartas buvo, šios lenktynės buvo eilinis kartas, kur pasimatė Noriso tas netobulumas. Norisai, Lando, skambink Rosbergui. Tikrai, aš dar nepalieka manęs viltis, kad Norisas kažkaip susijims. Nes, aš maniau, kad tai įvyks praeitų metų antroj pusėje, po Austrijos. Bet galbūt, viltis jau turėjo senai mirti. Tai kažkaip, man buvo praeitų metų Austrija, buvo tas nes man gal net norisi, kad Norisas tą žingsnelį padarytų, kad mes turėtumėm gal 3 bičių kovą, gal 4 kažkas prisijungs. Ir tarkim, Russellas, sunkus jam tikrai savaitgalis buvo, jisai gavo nuo Antonelio visais parametrais, ar ne? Bet jisai kažkaip sukandęs dantis tyliai atsivežė taškus. Ir sprinte atsivežė, ir pagrindinėse lenktynėse atsivežė. Tai to ir reikia išlinkti. Ir visą šitą sezoną Russelo lyg nesimato. Nėra jokių ten dramų, jokių ten skundų, tai jūs mane praleiskite, aš greitesnis, anas 15. Tiesiog bičias važiuoja, dirba darbą, netgi tada, kai jam sunkus savaitgalis, kai jam nesigauna, kai jo kolega komandos greitesnis, jisai tyliai dirba ir atveža rezultatą. Gerai, taip, jisai išlošė, kad gavo pigų sustojimą. Bet realiai brangiai sustojo tik tais Antonelis, Maksas ir Albanas, man atrodo, iš to, iš 10. Bet, man atrodo, sprinte buvo atvirkščiai, Russellui nepasisekė. Tai, žinai, tas sėkmės lygis būna, pliusas būna minusas, bet gale dienos sezono įskaitoje jisai yra 4 ir vos 6 taškais tik atsilieka nuo Verstappeno. Tyliai. Ir, kas garantuoja, kad Maksas ir toliau kas antrą kvalifikaciją laimė šiais metais? Nes, tarkime, Imoloje laimėti kvalifikaciją, tai būtų labai geras daiktas. Jo, Imola labai sunkiai aš ten sunkiai įsivaizduoju, ką nors aplenkiantį automobilį lėtesnį. Ir Verstappenas ten tikrai stengsis, ypač praeitais metais jisai ten laimėjo kvalifikaciją ir jis tai tikrai stengsis. Dar lenktynėse, kas buvo faina, buvo Albono lenkimas prieš Antonelį. Kurie čia tik tai momentų. Aš užsirašiau savo, bet neatsimenu, kurie čia buvo momentų. Čia į galą kažkur. Ne? Čia kažkur gal po sustojimų buvo. Po pat sustojimų. Buvo toks epizodas. Tai Albonas tarsi ant sparnų buvo visą savaitgalį ir Williamsas realiai patobulės, realiai hibridė kovojo su Ferrari. Ir gale, pačioje pabaigoje neatsimenu, nežinau, ar visi matėt, nes kai jau finišas buvo paskelbtas, jie ten gale dar kovoja ir dar Sainzas buvo įlindęs, vos neapsuko Hamiltono jo. Bet jis ten ilgai įsirėmės, jam į galinį ratą stumė tam 17 posūkį. Trečias nuo galo posūkis. Paskui ten tie 2 net ne posūkiai, sakyčiau, ten jau Formulė 1, tai tiesioji. Ten buvo geras, bet šiek tiek optimistiškas, man atrodo, ten
įtariu, kad, na, čia žmonės juokauja, kad šitą jam, kai Hamiltonas sarkastiškai pajokavo tada, kai mes prie to dar grįšim, ar ne? Už tavęs sekundė ir 40 Sainzas, tai ką man ir jį praleisti? Tai ko gero inžinierius pajokavo Sainzui, klausyk, tave Hamiltonas praleistų, nes jis tavo mašiną vairuoja, Tai nes ten toks optimistiškas iš toli daivas buvo, būtent nerimas Sainzo. Bet čia puikus tavo primintas epizodas užbaigti Miami aptarimą, tą epopėją, radio ryšio epopėją ir Ferrario vidinės komunikacijos. Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau jau ne pirmas lenktynes. Hamiltono race engineer, kaip jį vardas, Adami? Lenktynių inžinierius. Adami, man atrodo. Ko gero, Adami, jo. Kažkoks jis toksai ledinis be emocijų ir kažko jam trūksta, nes Hamiltonas jį vis kalbina, atgal gauna, arba toj mes pamastysim. Man atrodo, jam trūksta įgaliojimų. Ar tik tai? Su Lecleru, kai kalbasi... Aš jo nepažįstu, atsiprašau. Lecleras, kai kalbasi su inžinierium, ten kažkaip eina sprendimai liktais minkščiau, kaip šiltesnių peilių per sviestą. O Hamiltonas turi pjauti tą, iš šaldytuvo paimtą tą sviesto tą gabalą ir kapoti tiesiog jį. Jis turi vos nemaldauti. Ir tau aišku, ir man aišku, ir Fredas Vasioras po to irgi ten bandė aiškinti, kad mes pamatom, tada vieną ratą mes ten kalbamės, kitą ratą mes ten priimam sprendimą. Nereikia to. Čia geltonas padangos, čia baltos. Buvo 2 sekundės, tada viena, tada ten 0 kažkas, tai dabar praleidžiam ir pasakom iš karto. Žiūrėk, praleisk, o po to bus matyt. Jeigu ką, mes tave grąžinsim. Viskas, čia nereikia, čia net įgaliojimų nereikia. Pradėkime nuo tiesiog paprasto situacijos įvertinimo. Pasikeitus padangas, gavo geltonas padangas. Minkštesnės negu Lecleras. Gavo Hamiltonas, ar ne? Nestartavo su baltom ir atvirkščiai gavo Lecleras. Teoriškai Hamiltonas turėjo turėti greičio persvarą kažkokį ribotą laiką, bet apčiuopiamą, kažkokią tai. Mes nežinom kokią, ar ne? Tai gal tą galima buvo apspręsti, prieš lenktynes. Tai be abejo. Kad jeigu mes turim pilotus šalia, arti vienas kito, tai panaudojam tą potencialą persvaros ir pabandom. Nesigaus, sužaisim atgal, kad Čia tiek paprasta, aš manau, kad čia netgi galima atmesti netgi skirtingas padangas. Žiūrėk, apsitarėm, kad bet kokiu metu lenktynės, jeigu jūs esat vienas ar tik kito, jeigu vienas kitą pasiveja ir bent jau 2-3 ratus pavažiuojat, mes apsikeičiam ir pažiūrim, kas bus. Matai, ir jeigu ne, atsikeisim atgal. Vietomis, kaip vienas kolega mano pasakė, jisai kainuoja laiką. Jeigu tu įvertinsi 2 pasikeitimus vietomis, kurie įvyko tarp Ferrari lenktynininkų, tai jie prarado tiek laiko, kiek trūko aplenkti Antonelį. Tai yra teoriniai dalykai, bet... O kiek prarado Hamiltonas važiuodamas paskui Leclerą? Greitesnėmis padangomis. Jis daugiausia prarado, kiek jisai sudegino savo padangų, to gėrio, kaip čia sakyti, tokio eliksyro gyvybės, ar ne? Tai didžiausias praradimas. Žodžiu, reziumė yra toks, kad teisingai Hamiltonas sakė, jūs ten arbatėlę geriat. Tiesiog kai kurie žmonės neturi įgaliojimų ir jie, kai turi suderinti sprendimą su kažkuo kitu, nupasakoti jiems situaciją. Hierarchinės. Taip. Man atrodo, čia yra klampioji vieta, nes, žmonės juokauja, kad jie turėjo 5 espresso išgerti. Taip. Bet realiai, man atrodo, jie turėjo suderinti sprendimą su kažkuo aukščiau stovinčiu. Ir tai, žinoma, sudegino visą tą gėrį, kurį jie turėjo tuo metu. Ir čia komandai, kuri taip graužiasi ten kovodama dėl 7 kažkokios vietos, su tokiu vardu, tai gal
gal tu sakyk jau, tai tiek to lenk, ten praleist tave ir taip toliau, kad kažką reikia daryti. Bet pliusas Hamiltonui už tai, kad jisai po lenktynių prie Fredo priejo, patapšnojo per petį, sakau, jūs čia nepergyvenkit. Čia emocijos, jisai yra teisus. Ir Leclerc'as tą patį kalbėjo. Ir jisai kalbėjo, kai žmogus įsikarščiavęs, adrenalinas pumpuoja, gali ir ne tą pasakyti, ne tik apie arbatos gerimą ir kad jūs ten vilkinat laiką. Bet po to, kai jisai nusiramina, jisai sako, jau su tiek žmonių daug šnekėjau šitą temą šiandien, kad net nesimenu, kas man sakė, kad aš taip pražiopsau tą transliacijos metu, lyg tai matėsi po finišo, kai Hamiltonas priejo prie Leclerc'o ir kažkaip paklausė, čia sako, pas jūs visą, ta prasme, Ferrari čia visą laiką taip? O tas, o ką, nežinojai maždaug? Čia, žinai ką, dabar, kai pasakė ir priminė Leclerc'ą, aš pamačiau, kai jo veidą, kai klausinėjo jo po lenktynių ir aš pamačiau tą veidą, man atrodo, tavo čia autoriniai žodžiai, veidas kupinas skausmo ar kažkaip ten. Nuo 2019 metų žmogus atėjęs kaip naujas mesijas, išgelbėtas. Matosi, kad jau Leclerc'as yra ant to žirgo pakeitimo. Aš tu gal atsimeni, sakiau, kad Leclerc'ui tai paskutinis šansas Hamiltono atėjimas. Tai yra, kad aš turėjau prielaidą dariau, kad Hamiltono atėjimas į Ferrari sumotyvuos. Leclerc. Sumotyvavo. Sumotyvavo. Nesumotyvavo, žinok. Tu manai? Arba čia jau viskas, ta prasme, jeigu jį sumotyvavo ir tai yra tai yra viskas, tai yra nieko. Realiai nieko nebus. Hamiltonų dar anksti apie vertint, sakykime, ir greitį, ir sezoną visą, jisai dar, mokosi, naujai komandai. Bet jisai dar turi laiko. Kreditą Hamiltonui reikia duoti. Jisai dar turi laiko. Ja? O Leclerc'as jau žino, kad tai jau yra kelinti metai, kai vėl yra panašu, kad vėl mes kažką planuojam, vėl mes surandam priežastį ir vėl mes žinom, kodėl mūsų automobilis negreitas, bet tą žinojimą paversti greitį trunka amžinybę. Ir iki sezono galo niekaip nepavyksta. Šitą linksmą gaidą Miami gal užbaikim. Gerai, nekankinkim tos katės. Ir sekančios lenktynės bus Imoloje. Geriau trumpam pakalbėkime apie Imolą. Vadinasi Emilija Romagna Grand Prix. Emilija Romagna. Pagal regioną. Kadangi Italijos Grand Prix Monzoje vyksta. Taip. Kažkada, kai buvo, ten anksčiau vykdavo San Marino. San Marino. Lenktynės. Irgi buvo įdomu, nes San Marinas yra šalis visiškai kitur, bet jie turėjo teisę ten rengti savo Grand Prix, kas buvo įdomu. Bet visi žino tą trasą kaip Imola. Ir Imola buvo daug kartų perdaryta. Turbūt vienas iš tokių įvykių, kad ten 94 prieš 31 metus, taip. Žuvo Sena. Visai nesenai čia metinės buvo vėl. 31. Gegužės 1. Tai buvo tas Tamburello posūkis perdarytas, ten įrengtas toksai S, kuris yra labai greitas ir labai fainas. Ir šiaip trasa yra iš tų senų trasų, kur galbūt aš su Suzuka šiek tiek sugretinčiau, tik tai jį yra šiek tiek trumpesnė, bet yra irgi įdomių tokių vietų. Ir greitų esų, ir aukščio pasikeitimų. Man ten yra būtent reljefas. Aqua Minerale tas posūkis. Ir ko gero ten smagu važiuoti, nes skirtingi labai posūkiai, ta prasme, kad labai nemonotoniška, labai tokia sukarpyta, suaižyta trasa, tai tuo, bet aš neįsivaizduoju gerų lenktynių Molos trasoje, kai sausa trasa. Dėja, bet čia tas pats, žiūrėk, Suzuka yra tas pats. Suzuka yra tas pats. Fantastiška trasa. Kovot su savim, kovot su laiku, kvalifikacija lenktyniaut. O lenktynėse, kadangi realiai lenkimui nėra vietų, išskyrus tą, ten net netiesioji, kur DRS veikia, ji tokia... Nukreiva. Kreivoji, jo. Tai... Į buvusį Tamburello atvažiavimas. Tai turbūt vienintelė vieta. Taip, turbūt vienintelė vieta lenkimui, nebent kažkur kitur per kažkas klaidą padaro.
Ir ten paskutiniais metais, kada čia buvo paskutiniais metais, visus Fainiausios metus, iš paskutinių metų lenktynės, aš neatsimenu, net kreiti metai buvo, kad lietus lyjo. jo, kur Russellas su Ten buvo botu, reikalų. ten avarija, buvo reikalų. Jo. Bet Verstappenas laimėjo 3 paskutinius. Tai vėlgi kvalifikacijos svarba, nes 2 kartus iš jų buvo jo polas. Tai pasižiūrėsim, kaip viskas tas atrodys ir tą pasižiūrėjimą turbūt mes paverskim mūsų spėjimais, bet prieš tai rezultatas už praeitą kartą, kur mes čia dar turėjom svečią Martiną Sidunovą ir jisai spėjo su mumis Saudi Arabija Grand Prix rezultatus. Tai tau kaip sekėsi? Taip, pažiūrim kvalifikaciją. Gavau mažiau taškų. Atspėjai greičiausią ratą Norrisą ir atspėjai lenktynių antroje vietoje Verstappeną. Ir gavai 6 taškus. O aš atspėjau Verstappeną kvalifikacijos nugalėtoją, kas čia dar. Ir Piastri lenktynių nugalėtoją atspėjau, Verstappeną antroje vietoje atspėjau. Tai va čia turbūt mano ir buvo pagrindinis pliusas, bet tik tai 7 taškai. O Martinas surinko, jisai pataikė lenktynininkus, bet nepataikė konkrečių vietų, tai surinko 4 taškus. Tai, o tavo ir mano čempionatas, tai kol kas labai liūdnas mano atžvilgiu, 31-19. Tai Nieko čia liūdno. Bandom vytis. Dar 3/4 liko. Dar 3/4. Gerai, tai nuo ko pradėsim? Tu nori pradėti? Ar... Mes čia dabar apie Imolą, Emiliją Romaną. Taip, Emiliją Romaną. Tu lenktynės, aš kvalifikaciją. Gerai. Tai trenksiu, ką nors tokio nesąmoningo, kad būtų erdvės tau pasitaisyti. Taip, kvalifikacijai pirmas ar ne? Pirmas Antonėlis. Opa. Na, lietuviškai tai skamba kaip Antanas, ar ne? Antonelli, per favore. Ne, santraupa kaip Per Antanas. favore, taip. Jeigu tai būtų lietuvis, tai Antanas, ar ne? Antras Piastris. Ir trečias Maksas Verstappenas. Ok. Ne čia. O greičiausia ratas spėsi dabar ar po to? Tai gali tu įsirašyti kvalifikaciją. Tai gerai. Aš statau ant Verstappeno Magic. O vat dėl antros, nes manau, kad bus panašiai kaip tose 3 kvalifikacijose per šį sezoną, kur ir vienas ir kitas McLarenas kažkur suklys. Žinau, kažkodėl manau, kad Imola nėra tokia klaidas provokuojanti trasa. Man kažkodėl taip atrodo. Ten tokia, kaip sakyti, business as usual. Kaip į darbą ateini ir, žinai, jeigu tu žinai, kurią valandą kava, ten tas anas, kokius ten mailus patikrinti reikia, su kuo pakalbėti, pasitart, kokį sprendimą priimti, tai atvažiuoji ir tai ir va tavo laikas. Bet yra paskutiniai 2 posakiai, ten žvyriuko yra vietos suklysti realiai. Palauk, kaip tas dvigubas tamburelo vadinasi? Neatsimenu. Rivaca. Rivaca. Tas dukai, vienas po kito dukai. 2,90. Ir jie tokie pavojingi, nes tu nuo kalno riedi, jie labai gerai matosi, jie neatrodo tokie status kaip iš tikrųjų. Jie tau matosi, jie kaip ant... Taip. Atrodo, kad čia lengva, bet labai... Rivaca, jo. Rivaca. Gerai, tai tada po Verstappeno aš 2 McLarenų rašyčiau, bet šį kartą duosiu kreditą Norrisui. Pasižiūrėsim, ar jisai visgi atsigaus nuo savo šios formos nuosmokio, vadinkim taip. Tai Norrisas kvalifikacijų 2, Piastri 3. Okay. Ir dabar lenktynėse, vėlgi, pabandykim, tikėkime, kad Norrisas aplenks Verstappeną kaip nors arba ne pirmam rate, arba nereikės jo lenkti. Virtualių būdų. Arba protingai aplenks ir strategiškai. Tai yra, kad jau išmoko pamokas ir pademonstruoja mums, kaip tai daroma. Kiekgi galima, aš labai tikiuosi, kad tai bus. Tada Piastri atvažiuos 2, kadangi McLarenai visgi yra greičiausiai. Ir 3
trečias bus Verstappenas. Beje, vienas momentas apie Piastrį prisiminiau, jisai dabar pagal statistiką kaip consequential finishes, iš eilės finišavusių, nebūtinai taškuose, o iš eilės finišavusių jisai yra 3 vietoje istorijoje. Įsivaizduojant, kiek stabilus vaikinas. 20, aš neatsimenu, 6 kartų ar kažkas. Ne, žinai, šiais laikais automobiliai patikimesni. Bet ir neįsivelt į nereikalingas, žinai. Na, taip. Tam galvos aferas. Reikia. Taip. Ir greičiausias ratas Noris irgi. Nes aš norėjau Noris, nesvarbu. Gerai, tai dabar prašom, žodis tau. Aišku, kad Norisas greičiausias ratas. Ok. Bet rezultatai tai... Kaip ten Antonelli? Piastris pirmas, Norisas antras. Kur Antonelis? Ir... Vat kas trečias, čia verta pagalvoti. Lecleras. Mesiu raudoną kortą, čia čirvų, širdžių. Čirvų karalių ir damą. Jo, koziris. Koziris. Gerai. Tai tada ką, turbūt mes viską aptariam. Buvo faina kartu susitikti vėl... pašnekėti apie mūsų aistrą, atrodo prabėgo metai, jo. Bet žiūrėk, kaip pradžioje ir šnekėjom, mes praleidom čia 3 savaitės ar 3 savaitės. 3 savaitės. Ir jau 4 sezono prabėgo, kuris atrodo tik pradžia, vat emociškai atrodo tik prasidėjo lenktynės. Tik Australijoje kėlėmės. Mums nematyti tokio atotrūkio komandos, aš turiu galvoj McLareną, lenktynės. Nes kvalifikacijoje man viskas tinka. Absoliučiai. Aš tiesiog džiaugiausi šitų savaitgalių, nors aš nelabai mėgstu Miamio trasą, bet viskas buvo tikrai labai gerai, žymiai geriau, negu aš įsivaizdau, kad gali būti. Tai vat linkiu visiems savo automobilius pasitobulinti tam, kad lenktynėse būtų irgi taip pat įdomu kaip kvalifikacijoje. Bet kokiu atveju kol kas sezonas yra labai įdomus. Laimėtojų turim tik tai 3, jo? Tu pažiūrėk, kiek Piastris jeigu neskaičiuosim sprintų, nes Hamiltonas... Neskaičiuojant iš 6 lenktynių, kiek Piastris 4 laimėjo? 2/3. Taip. Neįtikėtina, atrodo, ar ne? Tai šituo atžvilgiu šiek tiek iš tolo primena šitas sezonas 12-osius, kur ten buvo irgi... Kiek buvo? 6 laimėtų ar 7? Dar netiek pasiekėm, bet galbūt ta Mercedes greitis išryškintas pagaliau, galbūt leis dar Russellui ir Kimi galbūt kažką laimėti. Dėl Ferrari nežinau, ar pavyks kažką jam padaryti iki sezono galo. Spėjau, žinok, prieš sezoną, kad Hamiltonas laimės čempionatą. Visiškai kreivas sprendimas mano ir spėjimas. Tai... Bet ir gaila. Bet kokiu atveju. Like, subscribe, share. Patiktukus spauskite, dalinkitės su draugais, pasirašykite. Užsiprenumeruokite. Ačiū visiems žiūrėjusiems, iki kitų susitikimų. Iki.